žvaigždės buvau, bet pas tokią dar niekada nebuvau. Ir dabar bus tikra sensacija. Atvykau pas tikrą žvaigždę iš Lietuvos, pas tą, apie kurią net knygą rašoma. Džordana Butkutė. Nereikia, prašom, mano žemėje čia ant kelių nesėdėti. Bet Džordana, tikra žvaigždė, tikra, kuriai net dovanų atvežiau. Nei vienai dar Dovanų tai gerai, Maksimos maišelį. Taip, visų pirma, tikros stiliaus akiniai su perlais. Gražus, prašau. Aišku, ne tokie kaip Džordanos, bet neblogi. Ant kaktos uždėt visada tiks. Ačiū. Nuo gero draugo, nuo to, dėl kurio kovos vyko, Aido Maniko albumo pristatau ir dovanoju. Ten yra autografas dar pačiai Džordanėlei skirtas. Ačiū, turiu. Nepatiko, nepriėmė dovanos. Čia košmaras. Ir dabar noriu išsklaidyti visus tos gandus, kad Džordana nevalgo nieko ir kad kaip kokia anoreksikė. Jinai liekna iš tikrųjų yra, bet ne tokia. Noriu, kad Džordana atsistotų kartu su manim. 5 kilogramai. 5 atmesk. Tai 50 kilogramų. Tai tikrai. Tikras mažas svoris. Iš kur tokie paslaptis kūno? Čia jau mano paslaptis, tai jau čia manęs neklausė nieko. Ar daug sportuoji? Kartais pasportuoju. Su Inga Budrienė? Kodėl? Nes jūs draugės geriausios. Nu tai kas, aš sportuoju savo, jis sportuoja savo, mes turime atskirius vyrus. Kas toje knygoje, Džordana, bus parašyta? Knyga bus tokia, kad reikia pirkti tą knygą, skaityti ir įsisavinti. Čia kaip vadovėlis pirmokam. Privalomas. Neprivalomas, bet verta paskaityti bus. O įdomiau negu apie Radžį, nes jis taip pasakojo, kaip vaikų namuose gyveno. Aš nežinau, kaip apie Radžį buvo, bet jeigu nori sužinot, ką nors, kad neuždavinėtum kvailų klausimų ir nelystum prie mano tobulų formų, kad paprasčiausiai nusipirk tą knygą, turėsi ir viso geriausio žurnalistė. O aš dar noriu pasiklausti. Aš turiu tikrom žvaigždėms skirtą Sony Ericsson G900, o Džordana tokia ir turi, čia ir muzikų ir fotoaparatų yra. Žvaigždės telefonų iš viso neturi. Neturi? Neturi. Tai piniginiai finansai, trūkumai? Ne, kur tu matėjai žvaigždė, pavyzdžiui, žiūri į dangų ir žiūri žvaigždė su telefonu. Aš dar nemačiau, pavyzdžiui. Nebuvau. Nu tai va. Tai Džordana Butkutė, sensacinga atlikėja, kuri turi knygą apie save. Tai tą grybą kalbėkit taip, va. Gerai. Ir per tokį atstumą. O dabar, kol Seriožą nemato, mes pabūsim dviese ir eikit iš čia visi. Čia reporteris Kersas. Aš sakiau, neliesti mano tobulų formų.